pasišvęs. Ir vėl aš kursiu tau, eisiu linksmai toliau. Dieve, arčiau tavęs, nuolat arčiau. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Visagalis ir mielas mūsų dangiškas Tėve, mes džiaugiamės šiandieną vėl galėdami kreiptis į Tave maldoj ir žinodami, kad Tu esi mūsų Tėvas ir kad Tu visuomet mums turi laiko mus išklausyti. Taigi ir šiandieną mes dėkojame Tau, kad Tu nepalikai apaštalų vienų, Viešpatie Jėzau, paimtas būdamas pats į dangų, bet atsiuntė jiems guodėją Šventąją Dvasią, kurią jie galėjo perduoti ir iki mūsų dienų ir mums. Taigi dėkodami už šitą brangią dovaną, mes meldžiame ir toliau, mielas Jėzau, padėk mums ją išsaugoti ir ją įvertinti ir ją atskirti, kad jinai būtų kaip Tavo sužadėtuvių žiedas ant mūsų gyvenimo ir ant mūsų tarsi piršto rankos, kad mes galėtumėm išlikti Tau ištikimi tikėjime, gerume, nuolankume ir meilėje. Tad padėk mums, Dieve mielasis, mes meldžiame Tavęs Jėzaus vardu. Amen. Taigi šiandieną paskaitysiu žodžius, kurie yra parašyti Evangelijoje Jono 15 perskyrime 26 sakinyje. Kai ateis globėjas, kurį jums atsiųs mano tėvas, dvasia tiesos, kuri eina iš tėvo, ji toliau liudys apie mane. Prašom sėstis. Taigi šiandieną turiu linkėjimus iš Kybartų bendruomenės, kurioje teko būti, ir dar mums teko važiuoti prieš keletą dienų su mūsų krašto vyresniuoju į Šiaulius. Tai mūsų krašto vyresnysis taip pat prašė perduoti jums kuo geriausius sveikinimus ir linkėjimus. Taigi šiandien dar tęsime temą ir mintį apie Šventąją Dvasią, kurią Viešpats Jėzus pažadėjo mokiniams ir ją perdavė, ir mokiniai galėjo ją perduoti toliau visiems kitiems žmonėms, nes jis davė pavedimą, kad jie eitų į visą pasaulį, mokindami laikytis visko, ką Viešpats Jėzus jiems buvo įsakęs, ir krikštyti visus žmones vardan Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tai man buvo savotiškai įdomu, kad Jėzus, kuris būdamas žydas, vis dėlto žydai, kaip jau mes žinom, visą laiką arba daugelio atveju tikėjo ir pripažino vieną vienintelį Dievą. Tuo tarpu Jėzus įneša į pasaulio žmonijos istoriją arba tikėjimą, kad Dievas yra triasmenis, trijose asmenyse, nes apibūdinti Dievą yra gan sudėtinga. Ir todėl nemažai ginčų kilo ir tebekyla, kasgi yra tas Dievas ir kasgi yra ta šventoji dvasia. Kartais buvo ir yra galvojama, kad būtent Dievas, vienintelis Dievas, būtent ir yra ta šventoji dvasia, kadangi Dievas ir yra šventas. Bet kai į pasaulį Dievas atsiunčia savo sūnų Jėzų, tai pasirodo, kad ir Jėzus įeina į Dievo trejybę ir jis tampa taip pat mums išgelbėtojas kaip ir Dievas. Ir tam jisai buvo į šitą pasaulį atsiųstas. Ir pasirodo, kad ir šventoji dvasia mums kaip žmonėms yra be galo reikalinga, be kurios, kaip būtų gal keista ar gaila, mes negalime pažinti mūsų mielo dangiško Tėvo. Ir tą Jėzus priminė ir sakė, kad niekas nepažįsta Tėvo kaip tik tai Sūnus, ir kam Sūnus tai nori apreikšti. O apreikšti jisai gali per Šventąją Dvasią. Vieną kartą
žmonės klausė vieno kunigo ir sako, kaip jūs galite paaiškinti, kad Dievas yra visur, kad Dievas yra visur esantis. Tai sako, šiandien, kai aš turiu telefoną, kai aš turiu įrašus YouTube platformoje, kai aš turiu Messengeryje ir Facebook'e savo anketą ir aš turiu daugybę draugų, kurie turi mano telefono numerį, su kuriais mes galime kalbėtis ir galime per telefoną matyti vienas kitą per kamerą. Tai sako, kartais vienas draugas yra pasakęs, sako, tavęs pas manęs visur pilna yra. Ir telefono numerį turiu, ir YouTube turiu tave, ir galiu su tavimi kalbėtis taip pat ir per kamerą, taigi tavęs visur pilna. Tai sako, man buvo toks, savotiškas įdomi mintis, kad Dievas, jeigu jis ir yra, kaip yra sakoma, gyvena danguje, bet jis yra netoli nuo kiekvieno iš mūsų. Jisai pildo arba pripildo visą pasaulį. Taigi Dievas yra visur esantis ir jam nėra būtina, kaip ir panašiai kaip ir šio laikų priemonėmis, nebūtina mums važiuoti į Ameriką, kad amerikiečiai mus galėtų matyti arba girdėti, nes šio laikinės priemonės mums leidžia būti čia, sakykime, Jurbarke ir mus gali matyti ir girdėti žmonės gyvenantys Amerikoje. Taigi taip savotiškai įdomus toks irgi palyginimas yra. Bet vėlgi Jėzus pažadėjo atsiųsti šventąją dvasią ir ją atsiuntė. Ir kas dar įdomu turbūt, kad pranašas Joelis, jau mes turėjome pamaldas pirmąjį gegužės sekmadienį, jisai pranašavo, kad Dievas duos ir dovanos šventąją dvasią ne vien tik tai išskirtinai apaštalams, bet ten yra pasakyta, kad pranašas Joelis pasakė, kad šventoji dvasia bus duota visai žmonijai, visiems žmonėms gyvenantiems žemėje. Jinai bus dovanota. Taigi pasirodo, kad apaštalai gavo šventąją dvasią, bet vėliau tą šventąją dvasią jie galėjo perduoti ir visiems kitiems žmonėms. Ir tai atėjo iki mūsų ir mes ją esame gavę. Tai ta šventoji dvasia jau buvo kuriant pasaulį ir kartais šventoji dvasia dar yra, tarsi prilyginimas su išmintimi, nes viena iš šventosios dvasios savybių tai yra išmintis, visų pirma meilė, išmintis. Ir pasirodo, kad tos vertybės arba tos šventosios dvasios savybės jau buvo nuo pasaulio pradžios ir galima taip sakyti, kad išminties ir meilės pasaulyje galima atrasti visur. Jau esu turbūt pasakojęs ne vieną kartą, kad kiekvieno gyvūno organizmas arba kiekvieno žmogaus organizmas, jis įrodo, kad yra sutvertas ir jame įdėta yra ir išmintis, ir meilė. Nes žmogaus kūną pažinti per šimtus ir tūkstančius metų, pažinti žmogaus kūno sandarą ir kaip veikia organai tarpusavyje, dar ir šių dienų medicinai yra gan sudėtinga suprasti. Ir būtent mūsų kūnai pasakoja, kad mūsų sukūrėjas yra į mūsų įdėjęs labai daug išminties ir labai daug meilės. Kad mūsų širdis myli visus kitus mūsų organus, arba kitaip tariant, mes patys mylime save ir mūsų kūnas myli kiekvieną mūsų kūno dalelę. Kiekvieną mūsų kūno sąnarį, kiekvieną mūsų, galima sakyti, judesį. Mes visi mylime. Ir kartais, jeigu mes pamatome, kad slenka plaukai, kurių kartais atrodo tiek daug mes turim, bet kai jie pradeda kristi, mums gaila tų plaukų ir mes jaučiamės, kad mums jų labai trūksta, kai jie suretėja arba visai iškrinta. Taigi pasirodo, kad mūsų kūnas yra pripildytas dieviškos meilės ir kiekvieno organo meilės vienas kitam. Taigi ta šventoji dvasia pasirodo buvo jau pradžioje ir ta šventoji dvasia buvo žmonėse, kurie gyveno ir prieš Jėzų,
ir kurie gyvena po Jėzaus gyvenimo kūne šitame pasaulyje. Taigi apie šventąją dvasią buvo ir yra daug kalbama, buvo galvojama ir einama per įvairius žodžius, nes kai kurių tautų kalbose šventoji dvasia yra moteriškos giminės, o kai kuriuose kalbose šventoji dvasia yra vyriškos giminės. Tai kartais yra sakoma, tai kasgi ta šventoji dvasia, jeigu jinai yra asmuo, tai vyras jis ar moteris? Na ir jeigu šventoji dvasia yra moteris arba galbūt netgi balandis arba netgi ugnis, tai kasgi vis dėlto yra ta šventoji dvasia? Tai yra sakoma įvairiuose apibrėžimuose, galima apie tai internete paskaityti, kokios nuomonės, ką sako žmonės, kaip jie tai supranta, kas yra tas iš viso žodis šventas ir kuo jisai skiriasi nuo nešvento ir kuo skiriasi šventoji dvasia nuo kitų dvasių. Tai vėlgi čia galima būtų turbūt kalbėti daug, bet nieko nepasakyti, nes suprasti ir pažinti šventąją dvasią arba suprasti ir pažinti mums Dievą, kurio niekas niekada nėra matęs, kaip būtų gaila ar keista, mums nepavyks. Mes kartais atrodom, kad ginčijamės dėl to, ko nei patys, nei kiti iš tiesų gerai ir nežinom. Bet tiek mes tik turbūt galim pasakyti, kad žinom tiek, kad šventas arba šventas žmogus arba šventas Dievas, nors švento žmogaus turbūt nėra nei vieno, nes nėra nei vieno žmogaus, kuris būtų be nuodėmės išskyrus mūsų viešpatį Jėzų. Todėl tik tai vienas Dievas yra šventas. Ir kodėl jis yra šventas, tik tai vienas ir vienintelis. Garbinamas toks, kuris neturi jokios dėmės ir jokios tamsybės jame nėra. Todėl, kad Dievas nėra žmogus. Ir jis nėra valdomas dvasių arba jausmų. Ir jis nėra žmogus, kad meluotų ir kad jam gailėtųsi, ką nors pasakius neteisingai. Taigi, tarp Dievo ir žmonių yra skirtumas, nes vėlgi yra sakoma, kad Dievo mintys yra ne žmonių mintys ir žmonių mintys dėja nėra Dievo mintys. Bet jis savo mintis, tai yra Dievas, savo mintis norėjo perduoti per žmonės, kurie buvo pripildyti tos šventosios jo dvasios. O ką reiškia tos šventosios dvasios? Tai reiškia šventų minčių, šventų jausmų ir šventų žodžių, arba kitaip tariant, gerumo. Žmonių, kurie būtų neišdidūs, kurie būtų nepavydūs. Žmonių panašiai mums pavyzdys buvo mūsų viešpats Jėzus, kuris nebuvo pavydus. Jis sugebėjo atleisti. Ir būtent per tokius žmonės mielas Dievas mėgino apsakyti savo valią ir perduoti savo mintis. Bet mes turbūt irgi puikiai žinom, kad kai mes išgirstame kito žmogaus žodžius arba kito žmogaus mintis, tai mes perleidžiam jį per savo kūno mintis arba savo kūno jausmus. Ir jeigu mums patinka šitos mintys, mes jas priimam ir galim jas perduoti toliau, bet jeigu ne, mes jų nepriimam arba stengiamės jas pakeisti. Mes turbūt žinom irgi tą patį tokį žaidimą telefoną, kada yra sustatoma žmonių eilė ir pradžioje yra sakomas vienas žodis ir tada klausoma tyloj, tas žodis perduodamas vienam žmogui ir kitam. Ir gale būna klausima, ar tas pats žodis, kuris buvo pasakytas pradžioje, toks pat ir išliko pabaigoje eilės. Tai daugeliu atveju tas žodis būna pakeistas. Jisai būna galbūt visiškai kitoks. Nes būna žmonių, kurie sugalvoja pajuokauti, pasakyti visai kitą žodį. Būna žmonių, kurie galbūt netaip išgirdo arba netaip pasakė. Taigi, panašiai ir Dievas, kada jisai perdavė savo valią žmonėms ir pranašams ir vėliau savo sūnui, galima sakyti, mintis iš dangaus arba iš šventosios dvasios,
Tai kaip be būtų gaila, jos buvo vienaip ar kitaip iškraipytos. Ir kadangi jos pereina per žmogų. Ir šiandien mes turbūt puikiai žinom ir esame girdėję, kad Jėzus būtent kada jisai pažadėjo savo šventąją dvasią atsiųsti apaštalams, tai jinai turėjo liudyti apie jį, tai yra apie Jėzų. Ir atrodytų, kad jeigu Jėzus savąją dvasią vadovauja šiandieną bažnyčiai, apaštališkai bažnyčiai ir pirmai apaštališkai bažnyčiai, tai tas jo vadovavimas turėtų būti nuostabus. Bet mes skaitome, kad netgi Jėzui dar esant kartu su apaštalais, tos vienybės ir supratimo, Kristaus supratimo nebuvo. Nes apaštalai turėjo savo nuomonės. Ir štai, kai Jėzus kalbėjo, kad jam reikės kentėti ir mirti, tai apaštalas Petras sako, jokių būdų viešpatie. Ir daug tokių klausimų buvo, kuriais apaštalai negalėjo patikėti Jėzumi arba jo nuomonę. Nes turbūt mes irgi galim pastebėti, kad Jėzus kalbėjo ir mokė, kad reikia mylėti ir laiminti netgi savo priešus, tai daugeliui apaštalų buvo sunku patikėti. Jiems buvo sunku patikėti, kad Jėzus gali žmogų prikelti iš mirties, kad Jėzus gali būtent išgydyti tokias ligas, kurių niekas tuo metu negalėjo išgydyti. Taigi Jėzaus tikėjimas ir Jėzaus šventoji dvasia, galima taip sakyti, buvo truputėlį kitokia ir ją buvo gan sudėtinga perduoti. Ir netgi tą tikėjimą perduoti buvo gan sudėtinga. Dėl to ir Jėzus meldėsi ir sakė apaštalui Petrui, kad aš ir už tave meldžiausi, kad tavo tikėjimas nesvyruotų, o kai tu sustiprėsi, stiprinkė savo brolius. Taigi šventoji dvasia yra ta, kuri ateina iš šventojo, tai yra iš Dievo. Ir būtent ta šventoji dvasia niekuomet nemokins žmonių meluoti, niekuomet nemokins žmonių daryti skirtumus, skirstytis, pyktis, nesutarti, kariauti, meluoti, vogti, paleistauti arba žudyti. Nes šventas tai reiškia tyras, tai reiškia skaistus, tai reiškia labai geras. Ir būtent tokioje dvasioje, ir tokią dvasią ir šiandieną mielas Dievas nori perduoti ne vien tik tai savo apaštališkai bažnyčiai, bet ir visai žmonijai, ir tame buvo ir yra užduotis būtent apaštališkos bažnyčios ir visų tikinčiųjų. Bet ją perduoti, kaip jau mes esam turbūt ne vieną kartą įsitikinę ir dar vis įsitikinam, yra labai sudėtinga. Nes žmonės gyvena ir turi savo nuomonės ir jiems atrodo, kad jų nuomonė yra teisingiausia. Panašiai kaip ir žydai, kai Jėzus atėjo pas juos ir pasakė, kad jų tikėjimas jau yra netinkamas, pasenęs, netitinka to laiko jau normų ir kad šventovėje, kurioje buvo aukojamos aukos, keičiami pinigai ir ten liejamas kraujas, netgi tų atrodo nekaltų paukštelių, kurie buvo atnešami į šventovę ir atrodo, jeigu tas paukštelis būdavo atnešamas į tą šventovę ir paskui žmonės kaip jaunavedžiai tiesiog jį paleisdavo į lauką, tai lygiai čia tame lygiai ir netaip jau daug to blogo. Bet jeigu mes skaitome, kad tie nekalti paukšteliai tiesiog būdavo, jiems turbūt būdavo nupjaunamos galvos ir liejamas kraujas ir apšlakstomi būtent būdavo žmonės tuo krauju, tai tokios tvarkos, kurią Jėzus pamatė šventovėje, tai jam atrodė, kad šitai yra jau per sena, jau tai yra netinkama. Ir nors ir žydams atrodė, kad tai yra šventa, kad tai yra Dievo šventi įsakymai, šventos tradicijos, kurias Dievas jiems įdavė, bet jeigu pažvelgtume į pranašus, tai pranašai ne vieną kartą kalbėjo, jie turėjo šventą dvasią. Ir jie kalbėjo žydų tautos žmonėms, kad Dievas niekada nereikalavo iš žmonių jokių aukų, jokių kraujo aukų. Jis tik tai prašė ir sakė,
laikykitės mano įsakymų ir darykite gerą. Ir neskriauskite savo artimo, neskriauskite našlių ir našlaičių, ir taip pat svetimų ir ateivių, kurie ateina pas jūs į jūsų tautą, ir taip pat jūsų kaimynų. Nors po to, kai pranašas būtent Jeremijas tai pasakė žydų tautos kunigams, tai jie jam pasakė, kad mūsų kunigai, kurie yra šventosios dvasios pripildyti, kurie turi gerą išsilavinimą, jie klysti negali, jie yra neklystantis. Todėl jeigu tu kažką čia nori pasakyti mums, kad mes klystame, tai tu turi nutilti arba tiesiog mirsi nuo mūsų rankų. Tai štai taip buvo ir yra sunku perduoti šventąją dvasią. Kitas dvasias perduoti pasirodo yra lengviau. Ir tuos įvairios netyrios dvasios yra sakoma taip, kad mažiems vaikams netgi pavydėti, meluoti, vogti, apgaudinėti, netgi muštis kartais, mokinti nereikia. Tai tiesiog šitos dvasios ateina pas mažus vaikus, pas vyresnius vaikus, pas suaugusius žmonės, tiesiog lengvai. Ir jos gali įeiti į tuos žmonės ir juos tiesiog užvaldyti. O perduoti šventąją dvasią arba tą gerumą, tą skaistumą ir jį įsaugoti pačiam žmogui yra vis dėlto be galo sunku. Taigi Jėzus mėgino tą dvasią perduoti apaštalams, kad jie galėtų ją nešti toliau, bet deja ją perduoti visais laikais nebuvo lengva. Ir vėl mes galim turbūt pastebėti, kad šiandien jaunimas, galima būtų paklausti, kokiuose dvasiuose, kokiuose mokymuose daugiausiai lankosi šiandien jaunimas internete. Ir turbūt galėtumėm pastebėti, kad nelabai daug atrastume jaunimo arba pagyvenusių žmonių, kurie ieškotų šventosios dvasios mokymų, patarimų apie gerumą, apie kantrybę, apie ramumą, apie ištikimybę, apie Dievo valią ir jo veikimą. Ir dažniausiai vis dėlto kitos dvasios turi pirmumo teisę. Ir tai yra ir ta pati pornografija, tos pačios įvairios prekės arba tie dalykai, kurie gali būti naudingi patenkinti žmogaus kūno malonumus. Tuo tarpu šventi dalykai jau deja mažiau ką ir tedomina. Ir kartais yra klausiama, tai jau neprisimenu, ar aš jums pasakojau ar ne, bet man tai buvo įdomu, kada vienas anūkas paklausė savo kunigo senelio, kodėl pasaulyje yra tiek daug blogio. Ir jis pasakė, blogio pasaulyje yra daug todėl, kad blogis yra labai gerai apmokamas. Labai įdomu buvo. Pasirodo, kad šiandien yra sakoma taip, kad žmogus sąžiningai dirbdamas ir sąžiningai mokėdamas mokesčius paprastai išgyvena gan sudėtingai arba kartais jam tenka net bankrutuoti. Todėl pavogti, apgauti, išnaudoti yra kur kas didesnis pelnas negu sąžiningai dirbti ir gyventi ir mokėti mokesčius. Ir vėl, jeigu mes pažvelgtumėm, kur šiandieną pasaulyje žmonija uždirba daugiausiai pinigų, tai vėl galėtumėm pastebėti turbūt, kaip bebūtų keista, bet didžiausi pinigų srautai keliauja karo pramonėje. Man buvo savotiškai įdomu, kad kai kurie lėktuvai, kai kurios bombos arba priešraketinės gynybos sistemos, jos kainuoja milijardus. Ir mes galim pagalvoti, kad yra kuriamos bombos, kurios yra išmanios ir kurias galima tiesiog jų skridimo eigoje nukreipti į tą vietą, į kurią jai reikia nukristi. Ir savotiškai buvo įdomu, kai raketa įskrenda į priešingos tautos teritoriją, ji sugrįžta atgal ir nuvedama yra ten, kur jai reikia nukristi. Ir tokios raketos kainuoja milijonus. Ir iš tuos milijonus būtų galima pastatyti daugybę gyvenamų namų,
Daugybę būtų galima padaryti ir sukurti tokių mašinų, ir tokių lėktuvų, ir tokių gamyklų, kurios nebeterštų oro, nebeterštų vandens. Bet vis dėlto žudymo prekės šiandien yra brangios ir jos yra gaminamos dieną ir naktį, kadangi blogis yra gerai apmokamas. Žudymo priemonės labai brangiai kainuoja ir gynybinės priemonės taip pat labai brangiai kainuoja. Ir vieni ir kiti yra priversti jas gaminti, nes blogis vis dėlto yra labai gerai apmokamas. Tai ir toliau senelė, anūkas paklausė, tai senelė, o tai kaip ten būna toliau? Kodėl paprastai po kurio tai laiko, galbūt netgi po kartais daugelio metų, vis dėlto blogis baigėsi? Arba jis yra, jis tai turi savo galą, jis tai turi savo pabaigą. Tai senelis jam sako, žinai, anksčiau ar vėliau pinigai baigėsi. Ir kartais yra sakoma, skaitant istoriją, kad viena ar kita tauta kariavo, daug metų kariavo ir tas karas tą tautą nualino ir jie jau pradėjo stokoti maisto ir žmonės buvo nugyvendinti, kitaip tariant, jiems buvo uždedamos dideli mokesčiai ir prekės visos pabrango. Tiesiog šalis nebeturėjo jėgų jau toliau bekariauti. Tiesiog išseko pinigai. Kartais yra sakoma, kad tokie paprasti žodžiai. Neturi pinigų, nekariauk. Neturi pinigų, nesigink. Jeigu ateina pas tave žmogus arba tauta, kuri yra turtingesnė, tiesiog pasiduok jai. Nes šiaip ar taip, jeigu neturi pinigų, tau nėra su kuo gintis, nėra su kuo kariauti. Taigi panašiai buvo ir žydų tautai, kurie gyveno ir tarnavo Egipto nelaisvėje 430 metų. Ir vėl, vergovė yra blogis, bet jis yra labai gerai apmokamas, nes vergams nereikia mokėti atlyginimo. Tiesiog tik tai jums duoti valgyti ir duoti daug diržo, plakti juos ir priversti dirbti. Tai yra blogis, kuris yra gerai apmokamas. Ir be abejo, Egipto tauta, kuri išnaudojo žydus 430 metų, tai jie tiesiog mėgavosi tuo blogiu, kuris jiems tai buvo gėris. Ir vis dėlto po 430 metų atėjo laikas, kai šitas blogis baigėsi. Atsiprašau. Ir Izraelio tauta buvo išvaduota. Ir jeigu mes pažvelgtumėm į įvairias imperijas, Romos imperiją tą pačią, kuri gyvavo daug metų, taip pat ir Lietuvos didžioji kunigaikštystė taip pat ilgai gyvavo, 100 metų jos gyvavo. Bet vis dėlto ateina laikas ir pinigai baigėsi. Ir netgi tas dydis imperijų tiesiog jau yra toks didelis, kad jas sunku suvaldyti. Ir tiesiog imperija pradeda irti iš vidaus. Tai tą galima pastebėti pasaulyje, kad blogis yra labai gerai apmokamas, bet būtent senelis kunigas taip ir pasakė, kad kada nors pinigai baigėsi ir kada nors žmonija pradeda suprasti, kad karas problemos paprastai neįsprendžia. Jis tik tai sukuria kitas problemas. Man buvo savotiškai įdomu ir keista, bendraujant su žmonėmis, aš klausiau, kodėl tai būna vienoje ar kitoje šeimoje, kad dar ir šiandieną gimsta vaikučiai, kurie yra invalidai, neįgalūs. Sako, yra daug priežasčių, bet dar viena iš tokių priežasčių buvo tai, kad ten mes kalbėjom vienoje šeimoje, tai sako, mūsų senelis ar prosenelis kariavo kare. Ir ten kariaujant jam kare jisai buvo sunkiai sužalotas. Ir kai jisai grįžo į namus ir vėliau jo palikuonys, kurie jam užgimė, tai ko gero tą
tą siaubą, kurį jisai patyrė ir kuris buvo įrašytas giliai jo pasąmonėje ir jo genuose, jis perdavė savo anūkams ir proanūkiams. Ir šiandien jie jau kelintoj kartoj dar yra manoma, kad jie gali būtent sirgti todėl, kad kadaise senelis patyrė baisius išgyvenimus karo audrose. Taigi pasirodo, šitas pasaulis ir tas blogis, kurio dar yra pasaulyje labai daug ir kuris dar yra iki šiol gerai apmokamas, bet ir vėl yra sakoma, pinigai baigėsi, o lieka gerumas, lieka meilė ir lieka ta pati šventoji dvasia, kuri kaip auksas yra, kuri išlieka ir nepraranda savo vertės netgi žmogui būnant gyvam ir netgi jam numirus. Taigi tas gerumas arba ta šventoji dvasia kaip aukso sužadėtuvių žiedas, kurį mums mielas Dievas davė, jisai bet kuriuo laikotarpiu nepraranda savo vertės, nors atrodo, kad blogis jau taip sutrypė tą šventumą, tą tikėjimą, tą pasitikėjimą mūsų viešpačiu. Ir kai Jėzus buvo nukryžiuotas, tai jau buvo galvojama, kad blogis nugalėjo, kad šėtonas nugalėjo, kad Jėzus yra nužudytas ir nieko daugiau jo nebebus. Bet Jėzaus šventumas būtent ir Jėzaus tikėjimas ir būtent sugebėjimas melstis už tuos, kurie jį žudė, būtent ir parodė tą auksą, kad galima tą šventumą parodyti tuo, kad galima melstis už tuos, kurie Jėzų žudė. Taigi Jėzus įrodė, kad jis turėjo tą šventąją dvasią, jis turėjo nepaprastą kantrybę ir nepaprastą pasitikėjimą Dievu, kurį jisai norėjo perduoti ir apaštalams, ir mums visiems, ir įrodyti, kad tikrasis auksas arba šventoji dvasia niekuomet nepraranda savo vertės, nors atrodo, kad jinai yra jau bevertė ir kad tas toks teisingumas arba pasiaukojimas neturi jokios vertės ir prasmės. Bet kai mes šitą pasaulį paliksim, mes pamatysim, kad Jėzaus kančia buvo neįkainuojamos vertės. Ir kad be tikėjimo ir be šventosios dvasios dovanos ir be pasitikėjimo Jėzumi mes tą vertę prarastume. Tačiau mes esam dėkingi mūsų viešpačiui Jėzui, kuris tą dovaną mums yra palikęs ir kurinai turės tą vertę ir po mirties. Nes ten po mirties, kai mes susitiksime su visais būtent žmonėmis, kurie kadaise kariavo, kurie buvo karvedžiais, kurie daug tautų nugalėjo, ir mes neseniai dar diskutavom ir sakoma buvo, ir klausima, sakoma buvo, tai tokie, pavyzdžiui, karvedžiai, kurie žudė daugybę žmonių ir nejaugi mielas Dievas jiems viską atleis. Ir nejaugi jiems mielas Dievas dovanos amžiną gyvenimą taip kaip ir mums, kurie mes tikimės per malonę ir tikėjimą į mūsų viešpatį Jėzų Kristų, būtent įeiti į tą amžinybę su ramybe ir džiaugsmu. Taigi daugelis žmonių galbūt norėtų, kad tokie žmonės būtų kankinami ten dieną ir naktį amžinybėje, kas ir yra rašoma šventajame rašte, ir kartais žmonės ir klausia, kiek dar viešpatie kentėsi, kiek dar turės šventųjų mirti ir kentėti, kol tu pagaliau ateisi ir atlyginsi už tas kančias, kurias jie mums padarė. Bet Dievas, kaip būtų gal keista, nėra kerštingas. Jis nėra žmogus, nes šventumas neleidžia keršyti. Nes jeigu Dievas būtų toks kaip žmogus, tai be abejo to blogio turbūt mums išgyvendinti iš pasaulio taip ir nepavyktų. Nes paprastai tai mes kaip žmonės į pyktį, į nusikaltimą, į kerštą žiūrime kitaip. Mes norime keršyti, mes norime, kad žmogus būtų auklėjimas, skaudžiai baudžiamas ir kad jam nebūtų suteikiama jokia malonė. Nes suteikus malonę, jis nuo to geresnis nepasidarys. Bet ir vėl turbūt reikėtų pastebėti, kad yra daugybė žmonių,
kurie gyvenimo kelyje elgėsi atrodo galbūt ne taip, kaip derėtų, bet gyvenimo pabaigoje dėl to labai gailėjosi. Ir pripažino ir suprato, kad jie buvo kitų dvasių apgauti. Tai reiškia pavydo, egoizmo, keršto, turto siekimo, valdžios ar garbės siekimo ir panašių dalykų. Taigi, vis dėlto pasitikėti mūsų mielo Jėzumi, kuris sugebėjo išsaugoti šventumą iki kryžiaus mirties, tai būtent jam Dievas dėl to ir davė tą valdžią ir galę teisti žmoniją ir visus, kurie šitą pasaulį paliko ir dar paliks ateityje. Taigi Jėzus tą šventąją dvasią atsiuntė mokiniams ir būtų galima sakyti, kad galbūt nuo tada jie turėtų būti labai buvę vieningi. Bet deja, kaip jau minėjau pradžioj, perdavus žmogui šventąją dvasią, uždėjus ant jo rankas, tai nebūtinai tas žmogus pasikeis arba nebūtinai tas žmogus tą šventąją dvasią arba jo dovaną išsaugos. Mes skaitome šventajame rašte, kad šventoji dvasia kaip dovana buvo pažadėta žmonėms tiems, kurie išpažins savo nuodėmes, atsivers, tai reiškia pakeis savo gyvenimo būdą, savo mąstymą, savo žodžius, savo elgesį ir bus tiesiog vedami šventosios dvasios, tada jie ją gaus. Taip lyg ir būtų logiška, kad žmogus, palikęs nuodėmingą gyvenimo kelią, atsigręžtų, tada jisai galės išgyventi būtent tą išlaisvinimą ir šventosios dvasios vedimą. Taip pat yra žmonių, kurie pasakoja, kai jie daug metų buvo alkoholio nelaisvėje, alkoholio dvasios nelaisvėje. Ir taip pat kitose dar dvasiose, kurios juos valdė, tai sako, išeiti iš šitos nelaisvės nebuvo lengva. Ir jisai pasakoja, žmogus pasakojo, kad sako, aš kreipiausi į žmonės, kurie bandė suteikti pagalbą, nustoti gerti alkoholio. Ir tas vadinamas yra toks kodavimas. Tai man buvo labai smalsu ir aš klausiau, tai kągi jums ten padarė, kai jūs užkodavo, kad jūs daugiau nebegertumėt alkoholio. Tai jisai sako, ta moteris, kuri mane užkodavo nuo alkoholio, jinai manęs paklausė, ar tu tiki Dievu? Sako, tikiu. Tai sako, dabar klaupkis ir prisiek, kad tu daugiau niekuomet nebegersi alkoholio. Ir aš tave užkoduoju 2 metams, kad tu daugiau nebegertum alkoholio. Ir kai mes kalbėjom, sako, jau praėjo 10 metų ir aš sakiau ir draugams, kad mane užkodavo ne 2, bet 10 metų. Ir sako, aš esu tam tikroje dabar laisvėje, kurioje aš džiaugiuosi, kad joje galiu būti, nes aš turėjau brolį, kuris vartojo narkotikus. Ir aš buvau tas, kuris buvau alkoholio nelaisvėje. Aš žinau, pro ką praeina žmonės būtent tose nelaisvėse būdami. Ir kaip jaučiasi žmogus, kaip jis iš tos nelaisvės būna išvaduojamas. Taigi pasirodo, kad išeiti iš šitos dvasios nepriklausomybės nebereikalo mums yra tie pavyzdžiai Egipto nelaisvės, kurie žmonės, kai tarnavo 430 metų, tai liudija, kad tos dvasios arba tie žmonės paprastai nenori paleisti savo vergų, savo darbuotojų iš nelaisvės. Ta pati alkoholio dvasia, ji taip pat nenori paleisti savo žmonių į laisvę. Ir jinai stengiasi daryti viską, kad kuo daugiau dar žmonių būtų į tą nelaisvę pritraukiami. Tai šitas pasaulis vis dėlto yra tam tikra dvasių kova, apie kurią ir apaštalas Povilas rašė, kad mūsų kova yra ne su kūnu ir krauju, bet su dvasiomis, kurios viešpatauja ore. Ir štai apaštalams, kai buvo šventoji dvasia perduota, tai kiekvienas iš apaštalų vis dėlto turėjo savo nuomonę.
Ir mes skaitome, kad apaštalas Povilas turėjo ginčyti su kitais apaštalais, kurie dar stengiasi laikytis judaizmo tikėjimo ir taip pat ir papročių. Bet apaštalas Petras vis dėlto pastebėjo, kad sugrįžti atgal į judaizmą, į protėvių tikėjimą, jau jam vis dėlto yra nepakeliui. Ir jisai vis dėlto darė viską, kad krikščioniškoji bažnyčia, vadama šventosios dvasios, vis dėlto, kaip bebūtų gal keista ar gaila, turėjo atsiskirti nuo žydų tikėjimo, nuo judaizmo ir eiti dėja savo keliu. Keliu, kuris vadinamas laisvės keliu, apie kurį kalbėjo Jėzus, kad jeigu jūs Dievo sūnus išlaisvina, tai jūs iš tiesų esate laisvi. Ir vėl čia buvo gražiai pasakyta, jūs apie mane liudysite, nes nuo pradžios esate buvę su manimi. Taigi, kai apaštalai gavo šventąją dvasią, jie gavo tam tikros jėgos ir drąsos, nes jie tada jau nebijojo kalbėti kitiems žmonėms, nors žinojo, kad tai gali grėsti jų sveikatai, jų laisvei, o kartais ir jų gyvybei, nes beveik visi apaštalai buvo išžudyti, kadangi jie skelbė būtent tikėjimą Jėzumi Kristumi. Taigi šventoji dvasia suteikia tam tikrą drąsą ir netgi tie mūsų vadinami katalikų bažnyčios kankiniai, kurie buvo kankinami, Teofilius, Matulionis, pavyzdžiui, kurie buvo kankinami lageriuose, kalėjimuose ir vis dėlto buvo norima tą tikėjimo dvasią, tą šventąją dvasią iš tų žmonių, galim sakyti, atimti, išmušti, bet vis dėlto jie laikėsi tikėjimo iki galo. Nors šiandien turbūt daugelis žmonių gal pasakytų, kad vis dėlto šiais laikais kentėti dėl tikėjimo galbūt ir beprasmiška yra, nes tai kiekvieno žmogaus yra įsitikinimas arba tam tikras fanatizmas ir kad tokios kančios yra beprasmės. Bet pasirodo, kad vis dėlto išsaugoti tikėjimą iki galo yra labai svarbu, nes mūsų viešpats Jėzus yra sakęs būtent, kas bus ištikimas iki mirties, tas įgys amžino gyvenimo vainiką. Taigi pasirodo, išsaugoti tą šventumą, tą šventąją dvasią mums kaip žmonėms yra vis dėlto labai svarbu. Nors be abejo šis laikas arba praktiškai visais laikais žmonėms, kurie buvo pripildyti šventosios dvasios ir išminties, išlikti gyviems ir sveikiems nebuvo lengva, nes paprastai žmonės nelabai gali pakęsti, kad yra žmogus, kuris gali pasakyti arba stengiasi pasakyti, kad jis yra geresnis už kitus. O gyvenant tarp žmonių dėja kitokiu būti nelabai galima arba nelabai išeina ir tas kitoks arba kitaip mąstantis, kitaip gyvenantis žmogus paprastai būna vienaip ar kitaip atakuojamas, kad jisai neįsiskirtų iš kitų, bet būtų toks kaip ir visi kiti. Tai panašiai buvo ir su Jėzumi, tai panašiai būna ir mokiniams, kurie galbūt būna truputėlį kitokie mokyklose ir mes turbūt tą galime jau irgi pastebėti, kad jeigu tu nesi toks, tu esi kitoks, jo labiau jeigu dar geresnis kažkuo arba turi kažką daugiau, tai tada jau yra tam tikra problema. Taigi šventoji dvasia yra mums padovanota ir mes ją saugojam. Nes viešpats mums paliko ją kaip, nenoriu sakyti užstatą, bet kaip sužadėtuvių žiedą. Ir be abejo, turbūt kiekvienas kareivis, kuris yra padovanojęs savo sužadėtiniai žiedą ir išėjęs į kariuomenę, tai be abejo jisai tikisi, kad ta jo sužadėtinė jo lauks ir bus jam ištikima, iki kol jisai sugrįš. Taigi ir mūsų viešpats Jėzus mums yra davęs šventosios dvasios dovaną kaip sužadėtuvių žiedą ir be abejo jisai džiaugsis, kai jisai sugrįš, kad mes tą žiedą dar tebeturėsim ir nebūsime jo numetę, nebūsime jo atsisakę,
Tai reiškia, mes jo dar vis lauksim ir liksim jam ištikimi. Amen. Šiandieną ruošėmės švęsti šventą vakarienę ir prieš ją švenčiant galbūt vėl